Povilas puikiai atliko baudos smūgius treniruotės pabaigoje. Čia kampinė smūgis ir pavojinga situacija. Sezono finišas galbūt nebuvo labai geras. Arvydas Novikovas, jo perdavimas į baudos aikštelę ir geras smūgis. Tikrai sunki situacija. Atrodo, kad taktiškai lietuviai pasirengė gerai ir estams tų savo sumanimų įprastų įgyvendinti nepavyksta. Čia Černychas, jis su kamuoliu, mūsų komandos kapitonas. Gerai pasitvarko kamuolį, perdavimas. Tiesiog puiku, kaip malonu matyti tokias atakas. Patriotiškai galėjom prieš šias rungtynės Nerijus Vaitkus. Svetainė yra to klubo, kuriam atstovauja pats. Paklaustas, kuo ta rinktinė taip vilioja, sakė, tiesiog yra pagarba savo tėvynei. Tai bus visiškai logiška. Lietuva turbūt atsitrauks šiek tiek rungtynėms artėjant prie pabaigos. Bet daug erdvių. Nerijau, pasižiūrėk, kad ir dabar taip sprendimas vėlgi įdomus smūgiuoti iš toli. Iš tikrųjų reiškia, kad gynyba savo baudos aikštelėje ar jos prieigose nėra pati stipriausia estų žaidimo dalis. Čia smūgis pavojingas į vartų plotą ir Emilijus Zubas bene pirmasis toks kartas pakryps jo karjera ir liks antroje lygoje, aš abejočiau. Bet čia vėlgi, čia viskas nuo žaidėjo priklauso ir kiti klausimai. Smūgis ir nuotolis! Iš niekur įvartis, bravo! Černychas tiesiog rungtynių žaidėjas, įvartis ir rezultatyvus perdavimas. Nes komandos kapitonas ir pateisina, ne tą pasitikėjimą. Taip, galbūt mes matėme nemažai Novikovo ten kairiajame krašte. Černychas galbūt netoks efektingas, bet efektyvus neįtikėtinas. Fiodoras Černychas, Edgaras Jankauskas treniruoja Lietuvos rinktinę. Apie estų sudėtį galbūt po šios iškersinį. Ojojoj, bet koks smūgis ir Arvydo Novikovo turi tikrai labai gerą perdavimą. Net ir iš sunkių situacijų čia dar vienas perdavimas ir tikrai tų tokių gaisrų, tų pavojų. O čia dar vienas smūgį matome ir lietuviai įsismagina. 7-asis Pavelas Marinas, 16-asis Ilja Antonovas, 19-asis Kenas Kalas, 21-asis Nikita Baranovas. Perdavimas, smūgis galva tikrai gerai dabar kairiuoju kraštu. Jungėsi Slavickas iš šią ataką. Beje, ir Latvijai turi vieną žaidėją bate. Na, mes turime Jurį Kendišą, jis nėra lietuvis, tačiau. O čia situacija, smūgis iš toli ir vėlgi, kodėl nepabandžius? Net nekalbėtume apie skirtumus tarp lygų, tai bent jau tarp stipriausių trečiojo diviziono komandų ir stipriausių. Tiesą sakant, iš tikrųjų kalbėjome apie tai, kad įvarčių santykis svarbus, Lietuvai svarbus, jis ir Estijai. Ir bravo lietuviams, 2-0 šiandien jie tikrai buvo geresni už estus. Ačiū ir Edgarui Jankauskui, kuris paruošė komandą ir tai buvo pirmoji pergalė Lietuvos rinktiniai vadovaujant Edgarui Jankauskui.